Brangus broliai ir seserys Kristuje. Ar kada nors pagavote save galvojant, na kodėl kiti nelinkę imtis iniciatyvos? Kodėl aš vėl viską turiu daryti vienas? Argi jiems nerūpi, kad viską reikia tobulinti, atnaujinti, keisti? Kodėl kiti tokie lėti, pasyvūs ir abejingi? Ir tada imame galvoti, jeigu visi būtų tokie kaip aš, viskas vyktų daug geriau. Skamba labai žmoniškai. Ir tuo pat metu labai pavojingai. Nes širdies gilumoje tai reiškia, mano pasiūlymas yra geriausias. Kiti turėtų būti kaip aš. Jei jie netokie, jie nepakankamai geri. Kai širdyje ima skambėti toks balsas, labai greitai galime tapti ne tik kritiški, bet ir teisėjai kitiems. Kodėl jis neparodė iniciatyvos? Kodėl jis sėdi tylėdamas? Kodėl niekas neorganizuoja, nesugalvoja, nepasiūlo? Ir mūsų talentas, mūsų entuziazmas, mūsų norai gali virsti spąstai puikybei. Kodėl tai pavojinga? Nes kai mes tampame kitų matu, pradedame spręsti ne pagal Dievo žodį, bet pagal save. Ir blogiausia, galime pradėti nematyti tikrosios Dievo malonės įvairovės. Gal žmogus, kuris tyliai sėdi kampe, turi dovaną melstis, užjausti, išklausyti, kai mes lakstome su planų lapais. Gal tas, kuris neprisima vadovavimą, vis tiek yra švelnus tarnystės balsas, kuriam Dievas patikėjo tylų, bet svarbų darbą. Įstatymas mus smerkia ne tik tada, kai tingime, bet ir tada, kai savo uolumu iškeliame save virš kitų. Paulius laiške Romiečiams kalba apie Kristaus kūną. Viename kūne daug narių, skirtingų narių. Niekas nesako pirštui, kodėl tu nesi akis. Niekas neklausia ausies, kodėl tu nerašai. Nes kiekvienas narys turi savo vietą. Kai mes iš savo asmenybės padarome normą, mes griauname Kristaus kūno vienybę. Kodėl norime, kad visi būtų kaip mes? Į šį klausimą verta pažvelgti giliau. Kodėl norime, kad visi būtų tokie kaip mes? Kodėl kartais atrodo, kad tik mūsų kelias teisingas? Priežasčių gali būti ne viena. Nes bijome neapibrėžtumo, kai kiti nepadaro taip, kaip mes jaučiamės. O jei viskas sugrius. Nes nepasitikime Dievu, kuris valdo viską per įvairius žmones. Nes esame pavargę, kai ilgai tempi organizuoji, kuri tuomet natūraliai kyla pyštis. Kiti galėtų bent palaikyti. Nes mūsų tapatybė tampa priklausoma nuo veiklos. Mums atrodo, kad esame vertingi tik tada, kai padarome, kūrėme, keičiame. Ir tada mums skaudu matyti, kad kiti ramiai ilsisi prie Dievo kojų. Kaip Moana, kaip Marija. Visa tai yra nuodėmės apraiškos. Jos rodo, kaip giliai mūsų širdis linkusi nepasitikėti Dievu, o pasitikėti savimi. Ir net mūsų energija, iniciatyva, darbštumas, be meilės ir nuolankumo tampa savęs šlovinimu, ne Dievo tarnyste. Ir net mūsų energija, viskas tarnauja ne Dievu. Bet štai čia skamba išganymo žinia. Turėdami mums duotas skirtingas dovanas pagal mums suteiktą malonę. Skirtingos dovanos, skirtingos nuomonės, skirtingi būdai, bet ta pati malonė. Kristuje niekas neturi būti kaip aš. Nes aš pats esu išgelbėtas ne dėl to, kad esu veiklus, kūrybingas, energingas. Aš esu išgelbėtas vien iš malonės per tikėjimą. Ir tas žmogus, kuris tyliai sėdi bažnyčios gale, gal net negali pasakyti
pamokymo ar pasiūlymo, bet meldžiasi ir myli. Jis taip pat yra Kristaus kūno dalis, išgelbėtas tuo pačiu krauju. Dievo karalystė nėra verslo projektas. Tai gyvas kūnas, kuriame Kristus yra galva, o visi nariai gyvybiškai svarbus. Tu galbūt esi akis, matanti vizijas, kryptis. Kitas galbūt yra širdis jaučianti artimo skausmą. Trečias galbūt yra ranka tyliai atliekanti darbus. Ketvirtas pėda nešanti žinią ten, kur kiti nedrįsta eiti. Ir visa tai Dievo malonės dovanos, ne pasididžiavimo priežastis. Pamastykime, gal ne kiti turi keisti. Aš? Gal man reikia keisti savo požiūrį? Gal man reikia ne tiek reikalauti kitų aktyvumo, kiek išmokti įžvelgti malonės įvairovės? Gal man reikia pailsėti Kristaus malonėje ir suprasti, kad mano vertė ne mano idėjose, bet mano priklausime Kristui. Dievo žodis moko mus ne tik veikti, bet ir sustoti. Ne tik kalbėti, bet ir klausyti. Ne tik organizuoti, bet ir pasitikėti. Šiandien Viešpats kviečia mus visus atsisakyti noro sulyginti visus pagal savo paveikslą. Atsiverti nuo puikybės ir nekantrumos. Priimti Kristaus kūną tokį, koks jis yra, įvairialypį, netobulą, bet pašventintą. Ir dėkoti. Dėkoti už tuos, kurie tylūs. Dėkoti už tuos, kurie kuklūs. Dėkoti už tuos, kurie viską daro lėtai. Dėkoti už tuos, kurie nedalyvauja vizijų komandose, bet palaiko malda. Dėkoti už tuos, kurie niekada nepasiūlo idėjų, bet tyliai valo, ruošia, rūpinasi. Dėkoti už Kristaus kūno pilnatvę, kurią jis pats sutvarkė, ne pagal mano skonį, bet pagal savo tobulą meilę. Tada atsakykime į klausimą, ar visi turi būti tokie kaip aš? Aišku, kad ne. Ir tai gerai. Ir tai gerai. Nes Dievo planas yra ne mano kopijų gamyba, o jo karalystės kūrimas. Ir toje karalystėje mes visi skirtingi, bet vieningi